Labas rytas. Labas rytas. Kaip sakės? Puikiai. Gerai. Gerai. Good morning, Darlington. How are you? I'm good. Oh. Good. Amai wangu wakamirira murora akaita sewe. Tai filmavimo grupė iš Lietuvos. Puiku. Afrikiečiai taip neplanuoja mėnesį į priekį. Mes juos vadiname pirogan. Ar čia jūsų šalies gėlė? Visa šeima čia. Kažkas atnešė gėlių. Kažkaip tai dar neišdrįso užsidėti. Kažkaip tai... Jisai kažkaip... Esame Pretorijoje, Džakarandų mieste, kurių čia auga, kažkas suskaičiavo 50 000. Šie neįtikėtino grožio medžiai atkeliavo iš Amerikos atogražų. Ne tik apie medžius, bet ir apie lietuvius gyvenančius Pietų Afrikoje. Iš Lietuvos rezidencijos su ambasadore Rasa Jankauskaite vykstame į ambasadą. Kada prasideda jos darbo diena? Kartais tenka ir prieš 8 atvažiuoti, kartais vėliau, kartais tiesiai važiuoju. Dažniausiai beje važiuoju į įvairius susitikimus, nes rytinis laikas būna toks susitikimų laikas. Vairas dešinėje įpročio reikalas, o gal Afrikoje netokios griežtos kelių eismo taisyklės? Aišku, taisyklės, daugiausiai taisyklių, kurių laikomės, yra susijusios su saugumu. Nevaikštom vakarais sutemus, aplamai vaikštom mažai pėsčiomis, daugiausiai judam automobiliu. Tai čia būtų gal ir pagrindinė taisyklė. Jeigu kažkur tai turim, sakykime, vakarienę ar kažkokį susitikimą viešoj vietoj, tai stengiamės nusiimti papuošalus ir panašiai. Tai yra saugumo dalykai. Afrikiečiai iš tikrųjų yra labai draugiški žmonės, o vairuotojas, aš manau, yra irgi šiek tiek išimtinis žmogus, pažįsta visus ambasadorius, tai yra mūsų didžiausias senbuvis ambasadui. Aš Darlingtonas Karumbidza. Esu ambasadoriaus vairuotojas. Gimiau ir užaugau Zimbabvėje, bet gyvenu Pietų Afrikoje jau 11 metų ir kalbu visomis Pietų Afrikos kalbomis. Kunjani is Zulu, say hi. In Sotho is Thobela. In Afrikaans is Hooghandet. In Xhosa it Minjani. And then you've got your Swati Aushen. You've got Venda Varmini Ndohone. And then you've got Changani Dimacharunabut. Iš rezidencijų rajono, kurių čia yra apie 150, keliaujame į Lietuvos ambasadą Pretorijoje. Pretorija dar vadinama ambasadų miestu. Čia vienoje vietoje įsikūrė net 90% viso pasaulio diplomatinių atstovybių. Vairuotojus palydė ambasadorė iki pat durų, saugumo sumetimais. Labas rytas. Mes dabar... Viskas gerai. Čia mūsų yra sekretoriatas. Šitoj pusėje yra susitikimų kambarys. Patalpos tokios išdėstytos jos yra ratu. Čia sėdi mūsų administracijos atašė Ernesta. Čia Darlingtonas laukia užduočių. Šitam kabinete paprastai būna mūsų ekonomikos ir politikos patarėja, bet matyti yra susitikime. Čia yra mano kabinetas. Ir čia mūsų yra konsulinis skyrius. Konsulinio raštvedėja Ligita. Mūsų ambasada Pretorijoje atidaryta 2015-aisiais. Iki tol Lietuva turėdavo vieną ambasadorių Pietų Afrikai ir Izraeliui ir visi ambasadoriai rezidavo Izraelyje. Rasa Jankauskaitė čia atvyko vos prieš pusmetį. Šiandien ambasadoje ramus rytas.
Šitą knygutę tai gavau iš savo draugės prieš išvykdama į Afriką, tai jau ją vadinu tokia afrikinės knygutė. Tiesiog, ką atsiverčiau, ko matyt nepamirščiau dar pasiimti, tai leidiniai dovanos, finansai, paveikslai rezidencijai, skiepai, mokymai, paketas lituanistiniai mokyklai, tokie dalykai. Buvusių Lietuvos ambasadorių iniciatyva Johanesburge, kur lietuvių daugiausia, dar prieš porą metų pradėjo veikti lituanistinė mokykla Kodelčius. Todėl naujoji ambasadorė atvyko su dovanomis, knygomis ir žaidimais lietuvių šeimose augantiems vaikams. Čia turim tokį rinkinį mokyklėlėms lietuviškoms vaikams, kurie mokytųsi lietuvių kalbos ir istorijos gyvendami čia, kurie auga mišriose šeimose, kai kurie šeimose kalba net ir angliškai, bet vis tik tai norėtųsi, kad tie vaikai nepamestų tą lietuvių kalbą. Rasa Jankauskaitė klaipėdietė. Po studijų prasidėjo ir diplomatinė karjera. Rasos sūnus moksleivis, taip pat keliauja su mama. Taigi Rasa pirmoji pajuto, kad sūnaus gimtosios kalbos rašybos įgūdžiai keičiasi. Kartą apie tai prasitarė mokytojai. Ir grįžę iš vienos rotacijos, po Anglijoje, grįžom į mokyklą ir žinoma, tiem vaikam grįžusiems yra bėdų su lietuvių kalba. Ir tiesiog nuėjau pasitarti su lietuvių kalbos mokytoja, tai ką dabar daryti, kaip tam vaikui padėti, kad jisai galėtų gražiai rašyti, ne tik tai kalbėti, bet gražiai rašyti lietuviškai. Ir mokytoja man pasakė, tai ko jūs pergyvenat, dabar visi vaikai prastai rašo. Tai aš nesutinku su tuo, nes aš manau, kad tikrai lietuvių pilietybę turintis žmonės turi mokėti ne tik tai kalbėti, bet ir rašyti lietuviškai. Šiandien Pietų Afrikos Respublikoje gyvena keli tūkstančiai išeivių iš Lietuvos palikuonių, turinčių Lietuvos pasą. Palyginimui šalyje 60 milijonų gyventojų. Daugiausia lietuvių ir litvakų gyvena Johanesburge ir Keiptaune. O mes nuo Johanesburgo nutolome tik 100 kilometrų. Todėl Pretorija kartais vadinama Johanesburgo priemiesčiu. Tokių aktyvių lietuvių, kurie palaiko ryšius su ambasada, tai galbūt yra apie 100. Yra tokių žmonių, kurie yra atvažiavę dar sovietmečių čia su savo tėvais. Yra tokių, kurių tėvai atvažiavo, čia gimusių yra. Ir kas man yra nuostabu, kad būtent jie išlaikė lietuvių kalbą, kalba lietuviškai ir moko savo vaikus lietuviškai. Aš studijavau ekonomiką. Bet tuo metu, kai vyko priėmimas į užsienio reikalų ministeriją, vienas pagrindinių reikalavimų buvo anglų kalbos žinojimas ar mokėjimas. Ir tų žmonių nebuvo tiek daug, kurie galėjo laisvai kalbėti, tai aš čia labai esu dėkinga savo mokytojoms. Tuo metu buvo Klaipėdos 14 vidurinė mokykla, dabar Ąžuolyno gimnazija, nuostabi mokykla. Tai mano anglų kalbos mokytoja buvo Kazlauskienė. Tikrai nuostabi mokytoja, kuri mokė mus tos tokios gyvos kalbos. Ir aš, aišku, mokiniai tokių dalykų neklausinėja mokytojų. Aš net neįsivaizduoju, kur jinai sovietiniais laikais galėjo mokėti taip pat labai gražiai, laisvai kalbėti. Manau, kad pagyvenimas toj kitoj kultūroj atveria visai kitą vaizdą ir suvokimą apie pasaulį, apie gyvenimą, kad gali būti visiškai kitaip ir žmonės visai kitaip gali ir mąstyti, ir daryti įvairius dalykus. Tas yra įdomu ir naudinga pačiam. Tu tiesiog, aš manau, kad kaip žmogus, kaip asmenybė tiesiog išsiplėti, užaugi. Atsisveikiname su ambasadore ir su Darlingu keliausime toliau. Iki Johanesburgo tik valanda kelio. Pietų Afrikos Respublika vienintelė šalis Afrikoje galinti pasidžiaugti politiniu ir ekonominiu stabilumu. Tačiau mus perspėjo iš anksto, kad baltiesiems turistams čia nesaugu. Nesaugu ne tik baltaodžiams, visiems, baltaodžiams, juodaodžiams, indams, visiems, visur, sąžiningai sakau. Nusikalstamumas čia neturi tautybės, rasės ar konkrečios vietos. Pietų Afrikoje gali atsitikti bet kas, bet kur ir bet kada. In South Africa, anything can happen, anytime, anywhere.
Gal matėte Lietuvos žiniasklaidoje aprašytą įvykį, kaip mūsų susisiekimo ministrė buvo apiplėšta vidury gatvės. Kalbam apie ministrę, kuri važinėja su didžiulė apsauga, asmens sargybiniais, specialiais lydinčiais automobiliais, bet ją apiplėšia vidury gatvės. Jei tai gali nutikti ministrei, kaip tada jūs ar aš? Čia nėra laisvės būti savimi. Reikia žinoti, kur eini ir su kuo eini. Reikia nuolat tikrinti rankinę mašiną, saugoti vaikus, namus. Čia viskas kitaip nei ten, iš kur esu kilęs. Kur gali palikti savo mašiną, eiti miegoti ir žinoti, kad rytoj ją rasi. Ten gali laisvai vaikščioti, nesidairydamas atgal. Gali bet kada kalbėti telefonu, bėgioti rytais, o čia kitaip. Pažiūrėkite, kur esame. Čia ne juokai. Čia gali nutikti bet kas. Galim čia sustoti ir būti apiplėšti. Kažkas išdauž langus ir pasiims daiktus. Jei tave sustabdys policijos pareigūnas, tu net nežinosi, ar tai tikrai pareigūnas, nes jie ne policija, o tik persirengę policijos uniformomis. Tai nusikaltimas. Noriu, kad Europos ir Lietuvos žmonės suprastų, kaip jiems pasisekė, kad gyvena kitokioje aplinkoje. Pastaruosius keletą metų dirbau Lietuvos ambasadoje. Nuostabų žmonės. Susiradau ir draugų, kurie tapo šeima. Tad Vilnius dabar ir mano namai. Profesorė Katimunro mūsų laukia. Šiandien ji mums parodys vietovę, kur eilinis turistas patekti negalėtų. Lietuvių kilmės architekto Kalenbacho gatvė prabangus aptvertas tvoromis rajonas. Johanesburgo dalis įsikūrusi kalvotoje vietovėje, todėl čia sukurti gyvenamąjį rajoną buvo išbandymas. Dabar mes esame Johanesburgo priemiestyje Linksfield Ridge. Tai buvo Kalenbacho svajonė. Jis norėjo sukurti šią perėją ir pastatyti namų. Jis buvo toks pat sėkmingas nekilnojamo turto vystytojas, kaip ir architektas. Tai vienintelis kelias mieste, kuriame jis prisimenamas. Jis vadinamas Kalenbacho gatve. Žmonės norėjo matyti panoramą, gražius vaizdus. Ir architektai čia statėsi namus. Čia yra puikus Hermano Kalenbacho darbo su akmeniu pavyzdys. Kodėl sakau, kad tai Kalenbachas? Todėl, kad tai akmenų mūras. Tai labai europietiškas požiūris į sienų statybą. Nėra cemento užpildo. Naudojamas natūralus akmuo. Vienas akmuo padėtas taip, kad paremtų kitą ir taip kylama aukštyn. Dideli spygliai tiesa, kai kurie vadinami vachta biki. Palauk minutėlę. Kodėl? Erškėčiai įsikabina ir jūs sustojate, tarsi sako luktelk. O čia pavyzdys Kalenbacho laiptų kylančių aukštyn, bet jie niekur neveda. O prieš 70 metų jie kažkur vedė. Vėlgi puikus geologinių uolienų pavyzdys. Jos yra milijardų metų senumo. Keliausime siauru Kalenbacho keliu, kuris po truputį kyla į kalno viršūnę. Čia privatus rajonas, taigi ir gatvė privati, kiemai aptverti spygliuotomis tvoromis ir užkardomis. Patekti eiliniam turistui nepaprasta. Pažiūrėkime žemyn. Štai kodėl ši vieta yra reikšminga ir svarbi. Nuo šios aikštelės atsiveria Johanesburgo priemiesčiai. Prieikite arčiau ir pažiūrėkite pro spygliuotą tvorą. Tai saugumo priemonė, kurios seniau nebūdavo. Gal nereikėtų žmonių stabdyti šią spygliuotą tvorą, bet Johanesburge nuolat susiduriama su saugumo problema. Šiuo metu Johanesburge parduodama daug nekilnojamojo turto. Tai pirkėjų, o ne pardavėjų rinka. Gausu nekilnojamo turto agentūrų iškabų. Beveik stebuklingų būdų pavyksta prasmukti pro užkardas. Einame privačia Kalenbacho gatve.
O dabar apžiūrėkime namus, kuriuos suprojektavo litvakė Riva Morgenstern. Jos tėvai buvo kilę iš Lietuvos. Kartu su vyru Džeku, jis buvo Lenkijos žydas, jie abu susipažino studijuodami architektūrą universitete Keiptaune. Pora tapo viena iš žymiausių Johanesburgo architektų. Sukūrė firmą pavadintą abiejų pavardėmis. Architektų šeima turėjo 6 dukteris. Vėliau šeima išvyko į Izraelį ir apsigyveno Jeruzalėje. Namo architektus įkvėpė Franko Lloydo Wrighto suprojektuotas krintančio vandens namas pastatytas Pensilvanijoje greta Krioklio. Pastato fasade garsaus italų skulptoriaus Eduardo Vilos sukurtas bareljefas. Beje, skulptorius į Pietų Afriką pateko kaip karo belaisvis. Šis statinys be daugybės apdovanojimų vadintas geriausiu per 10-metį pastatytų gyvenamojų namu. Vietinėje spaudoje šis pastatas pavadintas namu, kuris priklauso kalnui. Šis namas buvo apdovanotas. Matote Morgenstern ir Morgenstern. 1964-aisiais buvo skirtas apdovanojimas už nuopelnus. Jis skyrė architektūros institutas. Atrodo, mus pastebėjo apsaugos darbuotojas, bet kad į Monro nesunku susitarti. Labas, ilgai neužtruksime. Ačiū, galite palaukti. Apie Rivą Morgenstern. Johannesburge buvo kelios architektės moterys, bet joms buvo gana sunku įgyti architekto kvalifikaciją. Pirmoji kvalifikacija 1930-aisiais, taigi ji tikrai nebuvo pirmoji moteris. Vėl Eduardo Vilos skulptūra prie žuvų tvenkinio ir, manau, įdomiausia yra tęstinumas. Modernioji architektūra garbinga buvusios architektūros įpėdinė, bet tai nutrūko. Atsirado daugiau amerikietiškos įtakos. Frankas Lloydas Wrightas darė didžiulę įtaką. Tai buvo šio namo įkvėpimo šaltinis. Pastato idėja – plačios atviros erdvės, gyvenamosios zonos pereinančios į sodus ir didelės stiklo plokštės. Bet vėlgi, naudojama natūrali uoliena. Būtent tai darė ir Kallenbachas. Architektas šiomis stiklo plokštėmis, esančiomis aplink svetaines, atveria fantastišką vaizdą į šiaurę. Keliaujame toliau. Tai gana naujas namas, įdomus tuo, kad tai vienintelis namas pastatytas pietinėje Kalnagūbrio pusėje. Visi kiti namai atsukti į šiaurę. Tai stulbinamai ekstravagantiškas namas, apie jį žinau tik vieną dalyką. Originalų užvažiavimą viršun įrengti kainavo 5 milijonai randų. Tai buvo mažiausiai prieš 15 ar 20 metų. Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė valiuta randai, palyginimui 1 euras apie 20 randų. Keliaujame toliau. Kartais tenka sugalvoti priežastį, dėl ko čia atvykome. Kilsime aukštyn. Gerai, sekite paskui mane. Šis kelias vadinasi Steep Space. Dabar kylame aukštyn į Kallenbacho perėją. Tai mėgstama riedlentininkų vieta. Štai čia irgi Kallenbacho tik akmenų mūro pavyzdžiai. Štai čia Hermanui Kallenbachui pastatėme mėlynąją atminimo lentelę. Sustokime ir nufotografuokime. Sveiki. Tai filmavimo grupė iš Lietuvos. Apžiūrime viską, kas susiję su Hermanu Kallenbachu. Puiku. Štai kodėl mes čia. Žinoma. Taip, labai ačiū. Viso gero. Hermano Kallenbacho sukurtas priemiestis. Noriu jūs palydėti šiuo keliu, kad pajustumėte, kaip čia viskas vyksta.
Sveiki, kaip gyvenat? Puikiai, kaip jūs? Gerai, važiuoju aukštyn, į Scientologijos namus, Rono Hubardo namus. Štai čia esame Hanaben gatvėje, kuri pavadinta Kallenbacho dukteriečios Hanos Lizar vardu. Hanach Ben indų kalboje reiškia sesuo Hanach. Tai neįprastai mažas daugiabučių namų kvartalas, pastatytas transcendencinę meditaciją praktikuojantiems žmonėms. Tai vienas geriausių modernizmo architektūros pavyzdžių. Sveiki, kaip laikotės? Gerai, ačiū. Į vidų neisime, važiuosime pro šalį. Pravažiuojame namus, kuriuose nuo persekiojimo slapstėsi amerikiečių rašytojas, Scientologijos bažnyčios įkūrėjas Ronas Hubardas. Šiai bažnyčiai priklauso turtingi ir žinomi Tomas Kruzas, Katerina Bell, Džonas Travolta. O čia, kaip matote, atsiveria nuostabus vaizdas į pietus. Esame ant Linksfildo kalnagūbrio viršaus. Aklavietė. Čia atsiveria Harvio gamtos rezervatas. Taigi apsisuksiu. Bet vėlgi galite pajusti laukinę gamtą. Įdomus jausmas. Nesunku patikėti, kad čia miesto centras. Tai senas žemėlapis, rodantis, kaip šis priemiestis atrodė, kai plėtojo Hermanas Kallenbachas. Čia laukinės gamtos teritorija. O čia Kallenbacho gatvė. Linksfildu vadinamas dėl šalia esančių golfo laukų. Links – tai škotiškas žodis, reiškiantis golfo laukus. Knygą parašė mano draugas Alkis Dukakis. Įdomi nuotrauka. Vakar buvome šioje vietoje. Tai palapinės, Kallenbachas ir Gandis. O čia vienas iš Gandžio sūnų. Tai padarbininkai. Nepaliesta žemė, joje nieko nebuvo pastatyta. Jie iškirto akacijas. Jos ten savaime pasisėja. Štai čia mano namai. Tai modernistinis namas plokščių stogų. Ir mes nusipirkome šį namą, tikėdamiesi, kad vieną dieną sūnus grįž ir tai bus jo būstas. Deja, jis negrįžo į Pietų Afriką. Kylame terasomis aukštyn. Alkio Dukakio knygos Pėsčiomis su Gandžiu autoriaus namas. Labas, Marija. Čia Kati. Aš prie tavo vartų. Gerai, jie atsidaro. Ačiū. Čia Kati Monroe. Alkis sakė tau paskambinti, nesijaudink, mus įleido. Paliksiu automobilį tavo kieme. Ar Alkis sakė tau? Tu namie? Gerai, sustoju tavo kieme. Ačiū. Iki pasimatymo. Dabar esame privačiame kelyje. Tai buvo Kallenbacho Linksfield Ridge valdų dalis. Ši vieta ant paties kalno viršūnės. Vaizdas atsiveria 360 laipsnių. Į šiaurę, pietus, rytus ir vakarus. Ir vėl galite pamatyti puikų akmens darbą. Čia buvo ir vaismedžių sodas. Vienintelis išlikęs Kallenbacho fragmentas – jo garažas. Tik tiek beliko iš Kallenbacho ant šio kalnagūbrio. Bet būtent jis ir sukūrė šį kalnagūbrį. Dar yra keli įdomus namai. Draugo Alkio namai įkvėpti Franko Lloydo Wrighto pastato. Šį namą jiems su žmona Marija projektavo architektas Geraldas Gordonas. Manau, kad jis ir jo šeima irgi buvo lietuvių kilmės. Geraldo namas buvo štai čia. Jis leidžiasi žemyn. Liko įspūdingas palikimas. Geraldas atvyko 1960-aisiais ir apsigyveno ant šios kalvos ir įsigijo dalį Kallenbacho žemės. Šioje vietoje stovėjo Hermano Kallenbacho namas, tačiau beveik viskas nugriauta. Teliko tik pamatai. Viskas, ką galiu pasakyti, tai yra žmogus vertinęs šį išskirtinį Johannesburgo vaizdą.
Iš čia galima žvelgti tolyn į šiaurę – Magalisburgą, Santoną, Rausbanką. Tolumoje matote ir Leonardo, šiuo metu aukščiausią pastatą Afrikoje. Ir vėlgi čia natūralios uolos, kurios įtrauktos į šiuolaikinę architektūrą. Gamta telpa architektūroje. Uola įkomponuota į namą, kuris stovi ant uolos viršūnės. Dideli langai leidžiantis grožėtis vaizdu į šiaurę. Atsisveikiname su architektūros istorikė Kati Munro, Universiteto Johannesburge profesorė, Pietų Afrikos paveldo asociacijos pirmininkė, šiandien tyrinėjančią architekto Litvako Kalenbacho gyvenimą ir kūrybą. Jos ir kolegų pastangomis Pietų Afrikoje atsirado mėlynieji paveldo ženklai. O mes iš Johannesburgo keliausime į Pretoriją. Mus lydės ir saugos vairuotojas Darlingas. Ar čia jūsų šalies gėlė? Visa šeima čia. Kažkas atnešė gėlių. Štai tada ambasadorius įteikė savo skiriamuosius raštus ponui Mandelai ir atidarėme ambasadą Pretorijoje. Vis tik tepa brajų. Kito patiekalo praktiškai nėra. Mai vangu wakamirira murora akaita sewe akayunza rudo anovaremekeza amadzangu dzakamirira chido chimoyo akaunzane zvako anoshuvira kukuona mangwana chaiye ndichaenda kumusha. My late mom was Mano velionė mama buvo išsivadavimo karo didvyrė. Ji kovojo už šalies nepriklausomybę, už tuometę Zimbabvę. Tada ji buvo gilios sielos žmogus. Jai patiko mintis, išlaisvinančios dainos, padėjusios kovoti už teisybę šalyje, už teisybę žmogui, už principus ir orumą, už gėrį ir vaikų ateitį. Ji turėjo didžiulę sielą. Tikėjo kultūros, tradicijų ir laisvės kalba, kuris sukelia stiprius jausmus ir neša svarbę žinutę. Ji motyvuodavo ir įkvėpdavo žmonės kovoti. Kovoti už tai, kas teisinga. Dabartiniai kartai rūpi tik linksmybės, alkoholis, cigaretės, smagiai praleisti laiką. Atvykstame į Rebekos kapines, kuriuose palaidota viena žymiausių lietuvių Kuisių šeima. Kaip matote, čia daug apsaugos. Kodėl? Nes niokojami kapai. Žmonės pagrobiami ir atvežami čia. Tad dabar dauguma kapinių yra itin saugomos. Įsivaizduokit, net mirusieji nebėra saugus. Siaubinga situacija. Vincentas Kuisys gimė Klaipėdos regione, vėliau šeima apsigyveno Žemaičių naumiestyje. 5 broliai Kuisiai 20 amžiaus pradžioje iškeliavo iš Lietuvos laimės ieškoti. 3 broliai nuvyko į Ameriką, o 2, Vincentas ir Juozapas, į Pietų Afriką. Abu turėjo gausias šeimas, abiejų palikuoniai ir šiandien gyvena Pretorijoje. Kuisių šeima yra žinomi Pietų Afrikoje, netgi tarp šių kapinių darbuotojų. Kai atvykom čia ieškoti jų kapo, mums nebuvo sunku rasti kapą. Eikime čia, jis labai žinomas. Šeimos istorija jų įtaka Pietų Afrikos politikai. Kaip matote, didysis yra Vincento. Jis gimė Lietuvoje. Kaip matote, yra Luisas Dominikas, Mary Ann Kuisis, Mariana Kuisis, Vincentas Kuisis, gale Filipas Kuisis, Antonis. Taip pat yra Stefanas ir Stevenas. Visa šeima čia. Visa Kuisių šeimos linija. Kiekvienais metais Lietuvos ambasados darbuotojai palieka po puokštę gėlių.
As you can see closely, Jei pažiūrėtumėte arčiau, these are nuvytę flowers gėlės. that got damaged. Mes atvežėm gėlės perrištas tautinė juostelė. Ambasada pasirūpina gėlėmis, o mes pasimeldžiame. We do our prayers also, you know. And as you can see as well here, Kaip matote čia, kažkas atnešė gėlių. celebrating their life and respect. Pagarbiai švenčiam jų gyvenimą. Atvykstam kartą per metus. So yeah, we come here. Labiausiai nusipelniusi buvo šeimos motina Marijona Kuisienė, kilusi iš Tauragės krašto. Tuo metu spauda rašė, kad nepriklausomos Lietuvos vyriausybė ją buvo apdovanojusi Gedimino ordinu. Ordiną prezidento Antano Smetonos vardu jai įteikė generolas Vladas Nagevičius, specialiai nuvykęs į Pietų Afriką. Generolas Nagevičius lankė lietuvius Pretorijoje, Johanesburge ir Keiptaune. Prabangus lietuvių gyvenimas Pietų Afrikoje išsaugotas stiklo plokštelių negatyvuose, kurie stebuklingai išliko per visą sovietinę okupaciją. 1939 vasario 16 minėjimas. Dalyvavo per 400 žmonių. Tuomet buvo sukurta ir Pietų Afrikos lietuvių kultūros draugija. Iš to meto dokumentų. Šventė pasibaigė šokiais, tarp kurių svarbiausia vieta užėmė suktinis, kurį šoko lietuvaitės tautiniais rūbais apsirengusios. Suktinį griežė anglų orkestras. Apie šią šventę rašė anglų ir žydų laikraščiai. Šventę suruošė komitetas Aronovskis, Vaškis, Kuisytė. Šioje klimato juostoje regis niekas nepuošia kapų gyvomis gėlėmis. Sunku patikėti, kad saulė neišblukino Lietuvos tautinės vėliavos spalvų. Su Darlingu keliaujame pažiūrėti Kuisių šeimos dovanoto vitražo Šventojo Pijaus bažnyčiai Pretorijoje. Mus pasitinka parapijos sekretorė, net 20 metų mokiusi vaikus katekizmo. Mano vardas Mulė Oldevacher. Šioje parapijoje gyvenu jau daugiau nei 30 metų. Šiek tiek kalbu afrikanų kalba, tačiau esu anglė. Palydėsiu jūs į bažnyčią. Čia mūsų zakristija. Čia kunigas persirengia ir ruošiasi mišioms. Vitražas štai ten, tame lange, jis Kuisių šeimos. Anksčiau visa ši teritorija buvo tiesiog atviras laukas, nebuvo nei namų nieko, stovėjo tik bažnyčia. Vėliau ją perėmė pranciškonai ir dabar Švento Pijaus parapija priklauso pranciškonų ordinui. Daugelį vitražų žmonės paaukojo bažnyčiai kaip savo šalies ar šeimos atminimą. Kalbant apie Lietuvą, mes esam iš Lietuvos, jums turbūt sakė. Taip, klebonas sakė. Žinote tokią šalį? Ne. Nežinojau, iš kur jūs. Prašiau klebono parodyti, iš kur jūs esate, kad galėčiau įsivaizduoti. Žinote, mano dukra ėjo į tą pačią mokyklą, kurią lankė Kuisių vaikai. Jų daug Pretorijoje. Šventas Kazimieras, dangiškasis Lietuvos globėjas, gimęs 1484-aisiais. Lietuva yra Baltijos valstybė. Šį vitražą užsakė Kuisių šeima, Vincento ir Marijanos Kuisių atminimui, kurie į Pretoriją iš Lietuvos atvyko 20 amžiaus pradžioje. Šį bei kitus esančius vitražus sukūrė šis žmogus, manau, J-U-I-D-O. Jis atsidaro. Kai taip karšta, turime atidaryti langus. Vitražas sukurtas 1984-aisiais. Atrodo, kad mūsų pašnekovė pirmą kartą pastebėjo kai kurias vitražo detalės. Ar čia ietis? Čia tarsi ietis ar kardas. Matau ir šio žirgo uodegą. Čia žirgo apynasris. Suprantat, mes nežinojom, tik dabar pamačiau tą žirgą. Nuostabu.
Kągi, gyveni ir mokaisi. Ar čia jūsų šalies gėlė? Kokia tai gėlė? Lelija? Taip, čia lelijos. O čia yra kryžius, jis iki pat viršaus. Aš taip pat galvoju, kad fone bažnyčia. Dievulėliau, kas galėjo pagalvoti, kad visa tai gali reikšti skirtingus dalykus? Nuostabu. Vitraže svarbiausi Lietuvos simboliai – Gedimino pilis, Šventasis Kazimieras, Vilniaus katedra. Keliaukime toliau. Užsuksime pas Lietuvos garbės konsulą Pietų Afrikos Respublikoje. Pietų Afrika yra, kaip čia pasakius, tai Afrikos magnetas. Jei pažiūrėtumėte, kas vyksta aplink Afriką, Pietų Afrikos ekonomika, ekonomikos stabilumas, Pietų Afrikos valdymas, taip pat infrastruktūra, ištekliai, išsilavinimo įstaigos, pragyvenimo lygis ir pragyvenimo kaina. Viskas itin skiriasi nuo kitų Afrikos šalių. Yra daug Afrikos šalių, kuriuose vyksta daug politinių neramumų, žiaurumų ir karų. Taip pat yra šalių su itin sudėtinga ekonominė situacija. Didžiulė infliacija, kainos kasdien keičiasi. Aukšto infliacijos lygio aplinka. Yra šalių, kuriuose nėra darbo, net jeigu turi išsilavinimą, baigi aukštąją mokyklą, bet vis tiek nėra pajamų šaltinio, nėra darbo. Todėl žmonės yra priversti ieškoti galimybių kitur. Šiandien šalyje gyvena apie 75 000 litvakų palikuonių, o jų daugiau nei pusė išvykusių iš etnografinės Lietuvos. Vienas tokių Lietuvos garbės konsulas, advokatas Raimondas Jofė. Konsulas yra Afrikos nacionalinio kongreso šalininkas ir jo lyderio Nelsono Mandelos gerbėjas. Mano vardas Raimondas Jofė. Esu garbės konsulas. Manau, kad esu ilgiausiai dirbantis garbės konsulas nuo 1994 metų. O čia tai, ką išsaugojau ir branginu. Viena iš pirmųjų konstitucijų, kuri buvo atspausdinta. Čia matote, kad ją pasirašė ponas Mandela. Tai buvo Nacionalinėje asamblėjoje Keiptaune, Pietų Afrikos Respublikoje. Buvo kviečiama priimti konstituciją ryte. Vėliau konstitucinėje asamblėjoje buvo pietūs, o tada vakarienė, kurią surengė Cyril Ramaphosa, Leonas Wesselsas. Jie buvo vieni iš konstitucinės asamblėjos pirmininkų. Raimondo seneliai iš motinos pusės, Gilelis ir Sara, gyveno Kėdainiuose. Gilelis Birgeris gimė Baptose, buvo siuvėjas, Sara Birgelienė gimusi Krakėse. Jie emigravo iš Lietuvos į Pietų Afriką kartu su dukra Riva, būsima Raimondo mama. Raimondo seneliai iš tėvo pusės emigravo iš Pandėlio Štetlo. Tai mano prosenelių iš mamos pusės atvykusių į Pietų Afriką paso originalas. Tai mano vėlioniai senelis ir močiutė. Ir tai jų originalus pasas, kuriuo pasinaudojo prieš daugelį metų, kai gavau pasą keliauti Lietuvos ambasadoje Manhetene, Niujorke. Ir tada man buvo išduotas tas pats pasas. Nors tada buvo okupuoti Sovietų Sąjungos, man buvo išduotas lietuviškas pasas, su kuriuo galėjau keliauti į vietas, į kurias negalėjau vykti su Pietų Afrikos Respublikos pasu. Birger buvo močiutės vardas, bet lietuviškai kaip Birgerita. Ji buvo Sara Birgerita, o mano senelis buvo Hilelis Birgeris. Kitas įdomus dalykas, kurį išsaugojau, yra mūsų pirmasis ambasadorius. Tai nuotrauka daryta, kai mūsų pirmuoju ambasadoriumi buvo Romas Misiūnas. Dešinėje jo žmona. O šalia jo esu tikras, kad atpažinsite, ponas Mandela. Aš esu gale. Štai tada ambasadorius įteikė savo skiriamuosius raštus ponui Mandelai ir atidarėme ambasadą Pretorijoje, Pietų Afrikos Respublikoje. Iki tol viskuo rūpinausi iš Johannesburgo, kaip garbės konsulas, įskaitant atstovavimą Lietuvai 1994 metais, Keiptauno konstitucinėje asamblėjoje. Turiu 3 vaikus ir 3 anūkus, žmoną. Esu vedęs beveik 60 metų.
Taip pat didžiuojasi karatė. Štai apdovanojimas, kurį gavau prieš keletą metų, kai treniravausi, vadinamas 6. Dan. Tai iš Japonijos karatė organizacijos. Kol Pietų Afrikos Respublikoje nebuvo Lietuvos ambasados, Raimondas Jofė dirbo konsulinį darbą. Pagrindinė mūsų užduotis skatinti kultūrinę, edukacinę veiklą, ką darome jau daug metų. Tai geros valios, verslo ir ekonominių santykių skatinimas. Mano pirmasis prisiminimas apie senelius, kai su jais kalbėjausi ne hebrajų, o jidiš kalba. Taip, jie kalbėjosi su mano mama, savo dukra ir mano tėvu, savo žentu. Ir būdami vaikais, mes su broliu ir sese taip pat kalbėjome jidiš. Prieš keliarius metus, kai ambasadoriumi buvo Darius Degutis, ambasadoje Izraelyje turėjome litvakų lietuviško maisto renginį. Man tai atgaivino nuostabius prisiminimus. Mes juos vadiname pirogan, o Lietuvoje jį vadina pirog. Tai prieš daugelį metų važinėjau po Lietuvą, mes sustojome poroje vietų papietauti. Valgėme tą patį pirogą. Lygiai tokį patį, kokį prisimenu vaikystėje Pietų Afrikoje. Litvakų jidiš maistas, burokėlių sriuba, pirogas, tokie maži saldainiai su apelsinais. Tokie mano prisiminimai. Tai geri ir laimingi prisiminimai. Manhetene, Lietuvos ambasadoje veikusioje visą sovietmetį, Raimondas Jofė gavo lietuvišką pasą. Su juo galėjo keliauti po visą pasaulį. Į Lietuvą Raimondas pirmą kartą atvyko paskutinėmis dienomis iki nepriklausomybės paskelbimo. Apsilankė pas tuometinį užsienio reikalų ministrą. Į tuometinį užsienio reikalų kabinetą atvežiau Pietų Afrikos vėliavą. Kai 1990 metais tapome nepriklausomi, jie manęs paklausė, ar nenorėčiau būti garbės konsulu. Ir su didžiausiu malonumu atsakiau, kad tai būtų tikras malonumas ir garbė. Dar prisimenu, kai pirmą kartą atvažiavau į Lietuvą, prieš mums tampant nepriklausomais. Man viskas buvo pilka ir juoda. Prisimenu, kad senamiestyje buvo ypatingas kavos baras Stikliai. Buvo lapkričio mėnuo ir labai šalta. Mes nuėjome į restoraną suvalgyti pupelių sriubos, kad sušiltume. Ir tai buvo vienintelė vieta, kurioje buvo šiek tiek spalvų. Manau, kad Lietuva yra nuostabi. Vilniaus senamiestis yra vienas gražiausių, kuriuose esu buvęs visame pasaulyje. Tos senos mažos gatvelės, kavinukės. Vienas žymiausių žmonių prisidėjusių prie apartheido panaikinimo buvo litvakas teisininkas Albis Saksas. Jo seneliai emigravo gelbėdamiesi nuo pogromų Ukrainoje, kur iš Lietuvos jos ištrėmė caro valdžia. Manau, kad tai yra svarbu, nes litvakai prisidėjo prie protestų ir bandymų daryti spaudimą, kad būtų panaikinti apartheido įstatymai. Albis Zaksas, kuris neteko rankos. Ten buvo padėta bomba, o tada Albis Zaksas tapo mūsų konstitucinio teismo teisėju. Labai išsilavinusiu žmogumi. Dar vienas buvo Izzy Maizelsas, vyresnysis advokatas. Jis buvo pagrindinis advokatas, gynęs Mandelą jo išdavystės byloje. Litvakai atliko ir tebeatlieka labai svarbų vaidmenį Pietų Afrikoje. Aš esu Gregas Rumeris, dirbu su Raimondu Jofė, jo biure advokatu. Nuolat susidurime su daugybė lietuvių, nesvarbu, ar jie verslininkai ar keliautojai. Dažniausiai tai lietuviškų šaknų turintys pietų afrikiečiai, norintys kreiptis dėl Lietuvos pilietybės. O daugeliu atveju pietų afrikiečiai norintys aplankyti Lietuvą ir gauti vizas. Būna lietuvių keliaujančių į Pietų Afriką, kurie nežino, kad jiems reikia vizų, kad galėtų čia keliauti ir atvykus jiems kyla sunkumų oro uoste. Todėl stengiamės jiems padėti.
Kai padedame lietuviams, kuriems reikia patvirtinti dokumentų autentiškumą, ponas Jofi padeda naudodamas šį sunkų senovinės išvaizdos antspaudą, kuris sukuria tokį įspūdį ant dokumento, kuriame parašyta Lietuvos garbės konsulas Raimondas Jofi. Which reads Honorary Consul of Lithuania Raimondas Jofi. O dabar malonus pokalbis prie afrikietiško brajaus, tai mėsos kepimas ant grotelių, kuris mūsų laukia Pretorijoje, Lietuvos ambasados rezidencijoje. Ir brajus tai nėra valgymas, tai ne apie mėsą, ne apie maistą. Brajus tai yra daugiau apie bendravimą. Karštis ką tik atlėgo, termometro stulpelis tą dieną pakilo iki 41 laipsnio. 6 valanda vakaro jau temsta. Ambasadorė ruošia staigmeną – žuvis ar mėsa. Kas bebūtų, vakarienės pagardas – lietus su griaustiniu. Ir kalėdinė eglutė. Šiandien žuvies nebus, galima ir kepti mėsą, bet Pretorijoje žuvies sunkoka rasti. Galim sakyti, kad šalis tarp dviejų vandenynų ir kitos jūros nėra taip arti. Vis tik tai orientuojantis į kokybę ir atsižvelgiant, kad karštas labai matyt klimatas yra, tai vietoje yra užsiauginama mėsa ir jos yra tikrai gausu ir įvairios, ir daug, ir puikios kokybės. Užėjus į vietinės parduotuves mėsos įvairovė nustebina, todėl jei nusprendėte išsikepti brajų, išsirinkti mėsą nebus lengva. Mes turim čia ūkininko dešreles, jos būna įvairios, būna kiaulienos, jautienos. Šitos bus maišytos su aviena, kiauliena ir jautiena. Turim ėriuko kauliukus, taip pat turim ėriuko suktinukus su daržovėmis ir kiaulienos. Paprastai mėsa būna marinuota ir kaip sako, nei vieno šefo geriau neklausti recepto, nes paslaptį vis tiek šefas pasilieka savo, bet yra dar viena iš brajaus taisyklių, kad nereikia perdėti per daug prieskonių. Tai aš ėrieną tiesiog papipirinsiu ir padruskinsiu. Dėl ko sako, kad braja yra ypatingas, tai priklausomai nuo medienos, kuri yra naudojama angliai, išgaunamas tam tikras skonis ir kvapas. Šeštadienį, sekmadienį tai labai populiaru. Eina vieni pas kitus į svečius ir visi kepa brajų. Kito patiekalo praktiškai nėra. Rugsėjo mėnesį yra švenčiamas paveldo mėnuo. Visų tautelių žmonės stengiasi apsirengti kažką tai savo tautiško ir visą mėnesį vaikšto tais savo tautiniais drabužiais. Netikėtai gavau pakvietimą dalyvauti vestuvėse ir kadangi tai buvo rugsėjis, tai jaunavedžių buvo toks prašymas, kad visi svečiai irgi būtų pasipuošę tais tautiniais afrikietiškais drabužiais. Tai aš tokį išsirinkau Debelė tautelės drabužį raštą. Visi pietų afrikiečiai pagal tą raštą atpažįsta vieni kitus. Lengviausiai tikriausiai atskirti yra zulų tautos raštą, nes jie puošiasi žvėrių tokia plunksnų karūna ir žodžiu visokiais žvėrių raštais. Kur buvau vestuvėse, tai buvau Limpopo provincijoje, ten žodžiu toj vietovėje gyvena pedi žmonės. Yra lietuvių gyvenančių čia ir 15, ir 20 metų, ir ilgiau. Aš jų klausiu, kaip jiems visa šita saugumo situacija atrodo. Žmonės išmoksta su tuo gyventi, yra atsargesni, žino kaip pasisaugoti, bet tai vis tiek kol kas nesako, kad būtų taip pavojinga, kad jau jie norėtų iš čia išvažiuoti ar čia jau bijotų gyventi. Tai čia yra galvos apdangalas. Afrikietės moterys, aišku, jos pačios moka jį susirišti ir pasidaryti, nes tai yra, sakyčiau, stačiakampė ilga skara. Moterys eidamos į bažnyčią dedasi šitą apdangalą, eidamos į vestuves. Nežinau, čia ar kažkaip tai... Jisai kažkaip... Lietuvoje gyvenantiems lietuviams tai... Aišku, norėčiau padrąsinti, kad jie būtų drąsesni ir nebijotų tų atradimų spalvų,
ir atvyktų ar į Pietų Afrikos Respubliką, ar kitas Afrikos šalis, pasisemti tų spalvų, įspūdžių, saulės, kvapų ir to tokio nuoširdaus bendravimo. Mėsa puikiai iškepė, brajus baigtas, dėkojame ambasadai už šiltą priėmimą ir keliaujame toliau. Kitame maršrute mūsų laukia neįtikėtinas susitikimas Konstitucinėje kalvoje. Regis būsime pirmieji lietuviai čia įkėlę koją. Ir lietuvių kalbos pamokos Antanaičių šeimoje. Pasaulį mes bei Vilniaus nenurimsim. Why must I vote? I hate history. Who goes to museums? Geniet jullie jullie tijd hier in Pretoria? Very, very kosher. Tam David. Shalti barshay, the cold beetroot soup. Ukongotwane. You wanna try? Come on. Laida kuriama patronuojant Lietuvos nacionaliniai UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.